Jo, net nežinau, ar mane gerai dabar girdit. Jo? Gerai. Nu, tai galim pašnekėti. Labai geras klausimas. Kodėl dažniausiai empatija susibaigia su narcisizmu, narcisistų. Ir kodėl narcisistas dažniausiai suranda labai lengvai empatą ir prisitraukia. Taigi, mes nesutinkam žmonių atsitiktinai. Nei vienas žmogus jūsų gyvenime nėra atsitiktinumas. Mes sutinkam savo neišvystytos dalies atspindį kitame kūne. Tai pavyzdžiui, empatas, jo, labai daug jaučiasi absoliutiškai toks bejėgis, stipriai skauda, viskas sugeria iš kitur, jokių ribų neturi, labai bijo atsiskirti, jo, tokios kaip ir be stuburo. Narcizas, jo, stipriai užsidaręs, apsistatęs visom sienom, visiškai bijo atsiverti. Tai empatas bijo užsidaryti, jo, ir atsiskirti nuo kitų. O narcizas atvirkščiai bijo atsiverti, yra labai užsidaręs, jo, ir visiškai nejaučia savęs, jo, meluoja savo irgi, kaip ir empatas, iš kitos pusės. Ir jie labai traukia vienas kitą. Kodėl? Todėl, kad abu turi trūkamą funkciją, kuri neišsivyščiusi, ir ta funkcija yra ta pati, jo, nėra balanso, nėra harmonijos, nėra koherencijos. Jo, nuėjęs į vieną pusę stipriai sureagavęs, vienas žmogus taip iš savo praeities, o kitas nuėjo į kitą pusę stipriai sureagavęs, taip kaip jis aplinkoje užaugo. Reakcijai tai buvo ir tai pasidarė charakteris. Jo? Tai va, tai nėra apie narcizas yra blogas ar empatas geras. Visiškai ne. Nėra blogų ar gerų žmonių, yra laimingi arba nelaimingi, įsiskaudinę arba neįsiskaudinę. Tai paprasčiausiai polarinis iškreipimas, tokia distorcija gaunasi mūsų visos struktūros. Tai vienas per daug atviras, jo, o kitas per daug užsidaręs. Vienas per daug jaučia, jo, o kitas visiškai neįsileidžia. Ir realybė padaro taip, kad tavo išorė tampa tavo neišvystytos funkcijos vidinės veidrodžių. Jo? Tai kodėl jie taip prisitraukia labai lengvai, nes matai, empatas mato stiprybę ten, kur pats silpnas. Tai empatas labai wow, tas žmogus va toks va stovi, jo? O narcizas mato gyvybę ten, kur pats tuščias. Viduj tuščia, viskas uždaryta ir vat mato tą tokią, tą tikėjimą, jo, tų jausmų. Ir jam irgi noris, nors mes nepripažinsim savo, bet mus tai traukia, jo. Ir tada sistema bendra sako, liekam kartu ir nereikės augti. Ir labai dažnai tokiuose santykiuose labai ilgai liekama. Ir narcisas, ir, ta prasme, empatas, jo, jie tada idealiai vienas kitą laiko neaugimo zonoje ir apie tai blogai nesijaučia, nes abudu ten pat, jo. Ir tiesa yra tokia, kad ne vienas nėra auka ir empatas nėra auka. Empatas yra bendrakūrėjas irgi, jo. Empatas pats pasilikęs su narcizu neleidžia savo, pasirenka save neaugti, jo. Tai empatas toliau sugerinės vien dėl to, kad nereiktų pastatyti ribų. Jo, vėl atsiskirti. Empatas toliau toleruos, kad nereiktų rinktis savęs. Jo, pardavinės save pastoviai. Empatas pastoviai gelbės kitus, kad nereiktų gelbėti savęs. Taip, ir tuo pačiu, gal ir nėra patogu, jo, bet keistis nereikia. Jo, ir nei tavo narcizas neturi keistis, nei tu. Tai vėl visai patogu. Jo, pasąmonė žino tiksliai, ką daro. Mūsų ego žino tiksliai, ką daro. Integracija privalo įvykti. Laisvė ateina ne tada, kai randi geresnį žmogų. Laisvė ateina tada, kai tau nebereikia, kad kitas kompensuotų savo trūkumų. Jo? Ir kai tu tai integruoji, tu gali ką? Jausti, bet nebūti suvalgytas tų jausmų. Jo? Tu gali būti stiprus, tačiau neužsidaręs. Tu gali būti pažeidžiamas ir leisti savo būti labai atviram, jo? Tačiau vis tiek jaustis nepriklausomam nuo jokių aplinkybių, nuo to, kas buvo pasakyta, nuo to, kaip buvo pažiūrėta. Jo? Tai tu tampi pilnaverčių savim. Ir tada renkėsi žmonės, o ne jų funkcijas. Ir žmonės tave kitaip traukia, ir tu kitaip žmonės trauki. Ir jūs pasirinkat vienas kitą dabar ne iš saugumo, kad mums nereiktų augti,
Aš toliau galiu būti toks, oi, va, sakysiu, aš toks jautrus, taip skauda, jo. Ir tada narcizui nereikia aukti, jo, jis gali būti toliau užsidaręs, nes empatas už jo būdų jaučia, o narcizas už jo būtų užsidaręs. Tačiau jeigu vienas pradeda aukti, kviečia ir kitą partnerį automatiškai aukti. Tai va, atsisėskit ir pagalvokit, jo, kur aš vat jaučiuosi, kad šitaip per atvira, per jautri, per didelės gal ribos uždėtos, jeigu linkiai, visi mes turim ir narcisisto, ir empato. Jeigu linkiai narcizą, jeigu linkiai empatą, irgi paklauskit savęs, per kur aš išsilieju per daug. Jeigu jūs jaučiat netekti energijos, kai kažką daro, tai yra ne jums. Jo, empatas privalo pasakyti ne. Be jokio paaiškinimo, jo, ir nebėg gelbėt visų, ir nejaust jokios kaltės apie tai. Jo, ir va čia gimsta struktūra empato, jo, lygiai taip pat kaip narcizas, jo, per mažus veiksmus. O atsiversiu ir pasakysiu tiesą, va taip pat vieną sakinį, jo, lygiai taip pat priimsiu, kai mano partneris, jo, stato ribą, aš ją pajusiu turbūt stipriai, jo, jeigu narcizas, ir aš privalau atsidaryti ir priimti, jo. Tai va, labai fainai, kad abudu gali labai stipriai praktikuotis ir augti viduje ir tada santykiai gali visiškai pasikeisti, arba jeigu vienas auga, tada santykiai išyra. Ir nieko tokio. Ir tai yra integracija. Ką tu integruoji, tada tu tampi laisvas, laisva. Ir meilė yra nebereikalinga, kad jinai, ta prasme, padėtų tau išgyventi ar jaustis pilnavertiškai. Ji paprasčiausiai tampa pasirinkimu. Tu kitaip nebegyveni, tu gyveni tik per meilę. Tikiuosi, kad tai jums padeda pažinti save giliau. Ačiū, kad esat. Tai va, susimastom visi, pasižiūrim ir tada žinosim, kas mums veikia, kas mums neveikia.